Sveiki, šiandien Klaipėdos universiteto studentai, ateities lyderiai nusprendė nesėdėti namie ir išeiti į lauką, pasidžiaugti mūsų gražių klaipėdietiškų grynų orų. Šiandien kelsimės į Smiltynę bei aplankysime jūrų muziejų. Čia visai normaliai, ne? Bet galėtų vėsiau būti. Kaip matot, klaipėdiečiams tikrai nėra jokio blogo oro. Mes galime treniruotis bet kokiamis sąlygomis. Taip užsigrūdindami mes būsime daug geriau pasiruošę kovoms, negu sėdėdami šiltoj auditorijai. Perspėjimo signalas, ten paprastas tiesiog pasisveikina. Sako, mes irgi skęstam. Jei, autobusas. Geras oras šiandien. Komanda, baigiam savo mankštą, einam į vidų sušilti. Ką tu nori padaryti, Giedrė? Paprašiau, kad atneštų Kalėdų senis jų protą prie Pintinių pašto. Ugniau, būk malonus, neužpulk ant seklumos dabar, valydamas su brūvis. Taigi, dabar mes esame Lietuvos jūrų muziejaus laivybos istorijos vienoje iš ekspozicinių salių. Nepaslaptis ir iš tikrųjų tai, kad Klaipėdos universitetas bendradarbiauja su Lietuvos jūrų muziejumi ir atvirkščiai mokslininkų atliekamas darbas Klaipėdos universitete įgauna žymiai didesnę prasmę, kai žmonės gali su juos susipažinti tiesiog muziejaus ekspozicijoje. Dabar esame Lietuvos jūrų muziejaus laboratorijose. Aplink mane regime daugybę akvariumų, kuriuose adaptuojasi iš užsienio parsivežti jūriniai organizmai. Vanduo naudojamas šiuose akvariumuose yra paimamas iš šalia esančios Baltijos jūros. Nemaža dalis muziejuje dirbančių žmonių dėsto Klaipėdos universitete ekologijos, biologijos specialybės studentams. Taipogi šie studentai dažnai atlieka praktiką Lietuvos jūrų muziejuje. Ką tik matėt, kaip su mumis pasisveikino Šiaurės jūrų liūtas piratas. Tai yra gyvūnas, toks kaip mūsų komanda. Stiprus, didelis, ištvermingas, nebijantis jokių audrų, pūgų, šalčių. Dirbu jūrų muziejuje labai ilgai, apie 13 metų ir šitas darbas padeda labai dabar žaidime susikoncentruoti, nepasimesti. Jūra man suteikia atkaklumo. Jūra tai yra pradžia, be kurios nebūtų nei Klaipėdos universiteto, nei mūsų komandos. Man jūra tai dinamiškos svajonės, galinčios nuplukdyti bet kurio tikslo link. Jūra mūsų komandai suteikia veržlumo ir jėgos. Man jūra ir buvimas šalia jos suteikia pasitikėjimo. Jūrai pasisėmė ramybės, kuri yra būtina, norint sujungti visus komandos gabumus. Vardan pergalės!